Matome dabar, kad energetikos ministerija, kuri vadinama buvo visą laiką konservatorių medžioklės plotai, jų įtakos zona jau nuo senų laikų, dar nuo Williamso pardavimo jiem ta energetika jau jie įsitvirtinosi šitam sektoriuje. Ir jie dabar ką jie pasako, jūs meskit lauk Žemaitaitį, kuris neatiduoda energetikos ministerijos, čia dar prieš tą susitarimą su prezidentu, bet kaip buvo, ne? Jūs meskit lauk Žemaitaitį, Kasčiūnas sako, mes jumis paremsime. Tai dabar, kai jūs pasakėt, kad ten ateina 10 milijardų atsinaujinančios energetikos, matyt dar suskystintų dujų terminalas, dujos, elektra ir panašiai, tenai bus nemažesni pinigai negu krašto apsaugoj. Ar galima tokią daryti prielaidą, kad tarp socialdemokratų ir konservatorių buvo padarytas, taip liaudiškai kalbant, dylas? Jūs tenai krašto apsaugos sistemoje tvarkykite su tais 15 milijardų, o mes tvarkysimės energetikos sistemoje su tais savo milijardais, kaip jie partiniais, ir jūs nesikišat į mūsų medžioklės plotus, mes nesikišam į jūsų medžioklės plotus. Nes jūs pasižiūrėkit, kas dabar gaunasi. Gaunasi, kad Žemaitaitis atsitraukia, jis sako, duokit man kitą ministeriją. Jeigu jums reikalingas tas ministras, man duokit kitą ministeriją. Ir tada, o tą ministeriją socialdemokratams, ir socialdemokratai sutinka. Jie dabar svarsto, kokią ministeriją atiduoti, matyti, ten jau vyksta pasitarimai Žemaitaičiui. Tai vadinasi, bus atšauktas dekretu prezidento kažkoks tenai jau paskirtas ministras. Ir tada Žemaitaitis gauna, bus plus pasakyta, kad bus jau ir partiniai ministrai, jau dėl Nemuno aušros. Ir jie tenai saugosi, tvarkosi ir jiem dabar viskas čia toks įspūdis, kad bus gerai. Viskas, dylas įvyko. Žiūrėkit, čia bus energetika, o čia bus krašto apsauga. Ar ne toksai piešiasi vaizdas, kad jie susitarė?